Kiekvienų metų rudenį sostinės gyventojai bei svečiai gali stebėti neįprastą reiškinį. Parduotuvių, bankų, kavinių vitrinose atsiranda neįprastus nuotraukų istorijos, pasakojančios apie karą, meilę, kasdienybę ir gyvenimą. Šios istorijos traukia praeivių žvilgsnius, tačiau tik nedaugelis žino, jog tai yra dalis kasmet Vilniuje vykstančio tarptautinio fotožurnalistikos festivalio Vilniaus fotografijos ratas. Tada man gimė mintis sudėti parodas vitrinas. Ir iš to ir atsirado tos parodos vitrinose, kurios irgi dabar laikui bėgant viskas truputėlį pasikeitė, nes pirmi 2 festivaliai jie buvo tokios rinktinės parodos, tai yra tarkim kuratorinės mūsų kaip organizatorių parinktos parodos. Nuo 3 festivalio prasidėjo jau konkursas ir jau prasidėjo iš tiesų tikroji fotožurnalistika. Pasak festivalio organizatoriaus Lietuvos spaudos fotografų klubo prezidento Jono Staselio, festivalio parodų tematikai pradėjus rimtėti, vitrinų savininkai vienas po kito ėmė atsisakyti bendradarbiauti. Natūralu, buvo keletas festivalių, kur jau mes kai kurių parodų ir tiesiog net nerodėm. Temos buvo jau ne viešam eksponavimui tokiam, kur gali ir vaikai matyti. Ir tai tas peraugo į tą tokią rimtesnę fotožurnalistiką. Vilniaus fotografijos ratas – pirmasis ir vienintelis Lietuvoje vykstantis tarptautinis fotožurnalistikos festivalis konkursas šiemet rengiamas jau 10. kartą. Žmonės atėję pirmą kartą, dabar buvo paskutinio festivalio, visi nustebę, mes nežinom, negirdėjom, kaip čia yra gerai, kaip čia yra įdomu ir kaip čia po kai kurių serijų buvo pasakymų, kad mūsų čia vietinės bėdos atrodo truputėlį jau nebe bėdos, kai pamatai, kas vyksta pasaulyje. Bet sąmoningai žmonės supranta visus tos dalykus ir jų ta socialinės, tos rimtos temos jų negąsdina. Festivalio rengėjai džiaugiasi plačių temų spektru ir teigia siekiantis parodyti žiūrovams ne vien karą. Parodose eksponuojamų pasakojimų įvairovė varijuoja nuo Bolivijos gyventojų rūpesčių iki pasakojimų apie imtynių mokyklas Indijoje. Mes stengiamės ir komunikuoti tai fotografų tarpe, kad konkursas vadinasi gyvenimo ratas, kad tai yra galbūt susijęs su kažkokiais tai gyvenimo ciklais, problemom, situacijom, galbūt ne tiek su žurnalistinė aktualija. Paprašytas įvardinti labiausiai atmintin įstrigusius pasakojimus, Jonas Staselis teigia galintis išskirti 2 istorijas. Man po šiai dienai turbūt yra 2 įdomiausios ir stipriausios serijos, jos labai visiškai skirtingos. Viena jų 2013 metais festivalio nugalėtojų tapęs fotografas Fausto Padavini ir jo serija Mirela apie neblėstančią meilę ir atsidavimą, kuomet pora susiduria su negailestinga vyro liga. Jautriai ir taikliai perteiktas moters pasiaukojimas, slaugant mirtiną Alzheimerio ligą sergantį savo vyrą, nepaliko abejingų. Būdavo taip, kad žmonės besibaigiant ar pasibaigus serijai matydavau ašaras akis. Garsaus fotografo nuomonė, labiausiai sukrečiantis kadrai nėra tie, kuriuose daug kraujo. Visiems fotožurnalistika atrodo, kad tai yra tik tai aktualijos, kad tai yra tik tai, kas čia ir dabar dega, griūna, šaudo, gaudo. Bet iš tiesų yra vienas sudėtingiausių fotožurnalistikos dalių, tai yra fiksavimas žmonių gyvenimo. Jonas Staselis atviras, Fausto Padavini serijos jėga atskleidžia tikrąją fotožurnalistiką. Tokią, kuri arčiau nei arti parodo 2 žmonių jausmus bei išgyvenimus, o kartu perteikia ir neišvengiamus pabaigos nuojautą, kuri, susidūrus su tokia liga kaip Alzheimeris, kartu tampa ir skausmu, ir palengvėjimu šeimai. Bet tuos dalykus parodyti irgi yra labai sunku. Galbūt kažkokį įvykį užfiksuoti yra lengviau, nes jis vyksta. O šičia pagauti tuos visus dalykus, sudėstyti, ir aš suprantu, tai jeigu serija kurta 3,5 metų, tai natūralu, kad ir tas, ir galbūt jinai sunkiai lyginama su tuo, kai fotografas turi kažkam tai savaitę ir 2 fotografuoti. Iraniečių fotografo Aruž Hašari istorija apie neįvykdytą mirties bausmę žaibiškai apskriejo garsiausius pasaulio leidinius, atnešdama jaunam fotografui ne vieną prestižinį apdovanojimą. Mes kaip tik turim čia žurnale ir viršelyje, ir čia ta pati nuotrauka didelė, ir viduj, ir čia vat yra momentas,
Šičia yra momentas, tai yra serija iš Irano apie beveik įvykdytą mirties bausmę. Tai pasakojimas apie Irano paprotinę teisę su visiškai nebūdingu žmogiškumo atspalviu, kuomet pagrindinis istorijos veikėjas Balalas pateko į muštynes, kuriuose žuvo kitas jaunuolis. Balalui grėsė mirties bausmė ir vienintelis žmogus, galėjęs jį išgelbėti, buvo žuvusiojo motina. Moteris nesutiko atleisti iki pat paskutinės akimirkos. Kuomet saulei tekant, Balalas turėjo būti viešai pakartas, priėjusi moteris trenkė sūnaus žudikui antausį, atleidimo nuo mirties bausmės ženklą. Ir čia tiesiog prieš patekant saulė yra va tas akimirka, kai va tika, va dar ranka matosi, tika, reiškia, buvo duota per veidą ir ten visa istorija ir to žmogaus nepakorė. Įtampa iki to momento, visa situacija ir tas akimirkos, reiškia, akimirka pakeitusi, bent vienam žmogui likimą. Istorijos iš tolimų šalių užbūrė ir įkvepia. Tačiau paklaustas, ar įmanoma kažką panašaus sukurti ir mūsų šalyje, festivalio įkūrėjas atsako trumpai. Temų yra visada ir visur. Čia yra tik tai problema fotografo, kuris galvoja, kad jeigu čia nėra karo, tai čia nieko nevyksta. Temos aktualumas išties svarbus komponentas, tačiau nemažiau svarbu ją tinkamai atskleisti. Vilniuje viešėjęs garsus fotografas, vienas fotožurnalistikos agentūros NUR įkūrėjų Jurijus Kozyrevas, ragino nebijoti apsidairyti aplinkui. Tuomet Lietuvos fotografams jis pasiūlė ganėtinai nepatogią, tačiau aktualią temą. Savižudybės Lietuvoje viena aštriausių problemų, tačiau imtis fotografijų projekto šią temą iki šiol nesiryžo nei vienas fotografas. Pasiteiravus, ko palinkėtų žurnalistikos studentams ir jau esamiems žurnalistams, Jonas Staselis atsako trumpai. Kantrybės. Jo nuomonė, fotožurnalistą nuo paprasto fotografo skiria poreikis domėtis, gilintis į temą, įvykį ar situaciją. Klausti, teirautis ir bendradarbiauti su žurnalistu – geras spaudos fotografo bruožas. Jeigu tu nori iš tiesų atskleisti temą net ir kasdienį įvykį, tos dienos įvykio, tai tu turi žinoti, kas kur, apie ką fotografas, fotožurnalistas ateis pas žurnalistą ir aš iš savo patirties žinau ir išsiklausinės, apie ką tema, kas esmė, kur povandeninės srovės, kur situacijos ir aš iš savo patirties dar kartą pasikartoju, tai iš pradžių kolegos kreivai žiūrėdavo žurnalistai, o kam tau reikia? Aš sakau, bet tai kaip aš galiu kažką taip sukurti kažką, tai jeigu aš nežinau, apie ką mes šnekam ir kame yra tos situacijos ar istorijos esmė. Net, tarkim, tokiam, sakykime, banalioj situacijai reikia nueiti į Seimą, yra svarstomas toks įstatymo pakeitimas, tau reikia atnešti nuotrauką. Bet tu turi žinoti, kas iš pozicijos ir iš opozicijos yra pagrindiniai teikėjai ir oponentai, kas su kom diskutuoja, kur yra kampas, kur gali būti konfliktas, kur gali būti intriga. Ta prasme, net ir tokioj elementariai banalioj situacijoj tu negali atnešti kažkokią bendrą Seimo salės nuotrauką. Tu turi atliepti kontekstą, atliepti temą, o ką jau kalbant apie gilesnius, tarkim, kažkokius tyrimus ir taip toliau. Ir iš pradžių kolegos, ypač, sakykime, tose paprastesnėse temose labai stebėtųsi, o kam tau reikia to, ką tu tai neaišku, tai va, matai, kažkas vyksta ir fotografuok. Aš sakau, bet tai aš kaip praeivis būsiu tada. Tai aš tada nebūsiu fotožurnalistas, aš būsiu praeivis turintis fotoaparatą rankos.